Aš norėčiau, kad mokytojas, kuris dalyvauja šitose dirbtuvėse ir apskritai šitam projekte, pirmiausia, tai kad būtų drąsesnis ir būtų pasirengęs mokyti kitaip vaikus finansinio raštingumo ir apskritai tai daryti, nes daugelis iš čia esančių nedaro. Antras dalykas, kad darytų tai, apie ką pats svajoja ir kad įgyvendintų realius dalykus, o ne imitaciją, kuri daugumo atveju vyksta dabar mokyklose. Turiu gerą pamoką, kurią galiu dabar vaikams perduoti. Tie žmonės, kurie čia dalyvavo, kurie kūrė tas užduotis, kurie prisidėjo, jie tiesiog suprato, kad jų idėjos ir mintis gali būti tikrai labai naudingos. Ir tai įkvėpė grįžus namo, ne įsisukti vėl į tą darbinį ratą, bet kad įkvėpia kurti toliau. Reiškia, aš galiu kurti. Vat tas įkvėpimas, man atrodo, yra pagrindinis rezultatas. Ir aš manau, kad visi žmonės grįžę namo, jie darys pokyčius, o kiekvienas žingsnelis pokyčių link jau gali nugriauti ir didelius kalnus. Dabar, kai jau mes skirstomės ir važiuojam namo, aš matau, kad mokytojai, kurie daugiausiai ir artimiausiai bendrauja su vaikais, su Lietuvos mokiniais, jie patikėjo. Nes ir aš esu įsitikinęs, kad jeigu tik tada, kai tu pats tiki tuo, ką darai, tu gali įtikinti ir kitus, ypač vaikus. Tai aš manau, kad tą jausmą, kurį įsiveža ir tą iniciatyvą, kurią įsiveža dabar kūrybinių dirbtuvių seminaro dalyviai, jie tikrai neišblės ir brandins tą mintį, o prasidėjus mokslo metams įgyvendins kartu su vaikais. Jie tampa ambasadoriais. Turbūt tai būtų optimistinis scenarius, kad jie taptų ambasadoriais, užsidegtų tą idėją ir norėtų burti aplink save žmonės, kurti toliau, kad tai plėstųsi ši idėja. Visą šitą kūrybinį potencialą, kurį gavome per šitas 3 dienas, mes sisteminsime Lietuvos bankas, Ugdymo plėtotės centras, Švietimo mokslo ministerija ir kursime tokias specialias užduotis konkursui, kuris prasidės rudenį, kuomet visas tas užduotis, kurias čia sukūrėme, jau pradmenys yra, galės išbandyti visos Lietuvos mokytojai. Tikimės to atgalinio ryšio. Grįžtamo ryšio apie tai, ar tikrai tai, ką mes čia pradėjome kurti ir pratęsime kurti, ar tikrai tai gyva, ar tikrai vaikams įdomu, o gal jie nesupranta, o gal kažkokiu kitų būdų reikia tą informaciją pateikti. Ir visą šitą didžiulį turtą, kokį mes sukausime per šituos metus, netgi kitų metų pradžią, kartu su atsakingom institucijom mes ties tuo dirbsime. Ir labai tikiuosi, kad 2018 arba vėliausiai 2019 metais mes turėsime finansinio raštingumo ugdymo mokyklose.